šiandien atsistoję, tai pėdos suglaustos, kūnas vienoje linijoje, kulnai, klubai, širdis ir viršugalvis yra vienoje linijoje. Galite sulygiuoti kūną. Galima taip daugiau svorio perkelti ant pėdų centro ir kulno šitoje vietoje. Delnai ties krūtinė, pečiai nuleisti, krūtinkaulį taip patraukiam į priekį, lyg tai taip krūtinę tvert norėtume. Alkūnės atpalaiduotos, viršugalvį į viršų, jeigu norisi užsimerkiam. Bet jeigu nesinori, tai neužsimerkiam, tada sušvelninam žvilgsnį ir tiesiog visą dėmesį į savo kūną perkeliam. Pastebėkit savo kūną. Pastebėkit savo kvėpavimą. Pastebėkit, su kuo atėjo šiandieninė praktika, kokiais norais, lūkesčiais. Su kiekvienu iškvėpimu vis labiau atleidžiam viską, atpalaiduojam. Atpalaiduojam ir pilvą, visus korsetus paliekam kitiem kartam. Ir pastebėkit, koks iškyla linkėjimas, savo ketinimas šitai praktikai. Ir iš pradžių iškvepiam, tiek, kiek gali maksimaliai, tada giliai įkvepiam, per burną iškvepiam. Ir atleidžiam kūną, atpalaiduojam. Galima išsikratyti, jeigu norisi. Pradėsim nuo apšilimo, tai koja šiek tiek plačiau. Su įkvėpimu keliam rankas į viršų, išsitempiam tiek, kiek galim. Dabar su dešinė ranka suimam už kairės rankos čiurnos, pasitempiam į viršų ir su iškvėpimu lenkiamės taip į kairę pusę, kad prasitemptų visas kūnas. Į kairę, sakiau, pusę, į dešinę turbūt, nes už kurios riešo laikomės, tai priešinga pusė. Su įkvėpimu grįžtam į centrą, sukeičiam rankas, dabar laikomės su dešinė ranka už kairio riešo, pasitempiam į viršų ir su iškvėpimu į dešinę pusę lenkiamės. Galima žiūrėti priešai save, galima žiūrėti į lubas, jeigu taip norisi. Klubai nejuda iš centro, klubai lieka centre. Su įkvėpimu į viršų pasitempiam, su iškvėpimu tiesa nugarą leidžiame žemyn ir pasikabinam. Pasikabinam žemyn, keliai gali būti švelniai sulenkti, taip kad išbūtumėt, kad būtų patogu, gali būti ištiestos kojos, tada visas tempimas užpakaliniai kojų daly. Kai pasikabinam, tada perkeliam visą svorį ant priekinės pėdų dalies, labiau taip ant kojų pirštų, nes kai svoris ant kulnų, užpakalis tada išvažiuoja labai atgal. Tai pasižiūrėkit, kaip skiriasi, galite pastebėti, kad intensyvesnis tempimas kojose atsiranda. Ir leidžiam visiškai nugarą atsipalaiduoti, galvą atsipalaiduoti, pečiam, rankom, nieko nereikia pasiekti, tiesiog leidžiam nusvirt nugarai. Pailsėt, kvėpuojam. Jeigu nesinori pasiekėt rankom žemę ir kažkaip nepatogu taip, tai galima rankas už alkūnių sukabinti ir taip kabėti. Kvėpuojam. Giliai įkvepiam, su iškvėpimu atsipalaiduojam, dabar rankų pirštais remiamės į grindis, tai priešai save, keliai gali būti sulenkti, jeigu nepasiekėt, taip kad tvirtai laikytumėmės. Ir dabar pasiūbuojam, pakeliam kulnus nuo žemės, visą svorį ant kojų pirštų, dedam kulnus ant žemės, atkeliam kojų pirštus, taip pėdas išmankštinam, išmasažuojam. Dabar siūbuojam abiem kojom, laikom lygsvarą tvirtai,
Kvėpuojam visą laiką. Gali būti burna atidaryta ir kvėpuojam per burną. Galima įkvėpti per nosį, per burną tik iškvėpti. Dabar vieną koją leidžiam žemyn ir kulną keliam. Prasme, kojos pirštai ant žemės pakeliam kulną, kitos kojos kulnas ant žemės pakeliam pirštus. Ir sukeičiam kojas. Ir čia kartu ir protui toks veiksmas truputį. Susiprast, kas čia vyksta. Aha. Ir pratempt kojas. Taip, ir dabar pabandom atsistoti ant pėdų išorinės dalies. Čia pabūti, laikomės grindų, nepasileidžiam. Ir dabar ant vidinės pėdų dalies, taip išorinę pėdų dalį atkeliam. Kaip šleivom, kreivom kojom būtų. Ir dar kartą ant išorinės pėdų dalies. Ir ant vidinės. Aha, gerai, pėdos ant žemės, jeigu reikia, kelius truputį pakratom. Keliai švelniai sulenkti ir nuodėgį kaulio išsiviniojam. Galva ir pečiai atsistatys paskutinį, po truputį pakylam. Galim išsikratyti kojas. Pečius išjudinam. Dabar rankos sukabintos už nugaros. Patempiam rankas atgal, atveriam krūtinę, viršugalvį į viršų, taip pratempiam. Mentis bandom suglausti už nugaros, jeigu pavyksta rankas atitraukiam nuo užpakalio, viršugalvį į viršų, krūtinkaulį į priekį, kvėpuojam. Jeigu norisi daugiau tempimo, galvą galima šiek tiek palenkti žemyn ir galite pastebėti, kaip tempiasi sprandas, kaklas, kvėpuojam. Ir jeigu darosi šilčiau, tai irgi pastebėkite. Giliai įkvepiam, su iškvėpimu atleidžiam rankas. Jeigu reikia, pradėjo tirpti rankos, tai išsikratom, pajudinam. Ir dabar ištiesim kumščius į priekį ir tiesiog riešus išsuksim. Galima su glaustom rankom, jeigu per sudėtinga, tada taip ištiestom, tiesiog riešus prasukam. Ir šiandien darysim lygsvarą visą ir balansą. Tai nors darysim visam kūnui, ne tik tai kojos, rankos, bet ir bandysim ant galvos stovėti, kas galit, kas galvojat, kad negalit, į kitą pusę riešus sukam, kas galvojat, kad negalit, nes dabar jau, kai aš pati galiu atsistoti ant galvos, aš galvoju, kad visi gali. Bet visiems savas kelias. Tai kas negalit ar nenorit, tai nebūtina šito daryti. Kas galit, bet šiek tiek prisibijot, galima prie sienos bus tą daryti. Žodžiu, eigoje viską išsiaiškins. Gerai, nusikratom rankas. Ir pradėsim tiesiog nuo kojų. Stovim plačiau pėdos viena nuo kitos vienos pėdos atstumu. Kaip matuojam vieną pėdą, tai pridedam kulną prie piršto sąnario šito ir čia yra jūsų vienos pėdos atstumas, tai yra maždaug klubų plotis, kiekvienam skirtingai. Tai atsistojam maždaug taip, klubų plotyje pėdos. Pėdos žiūri tiesiai į priekį, nei pasuktos į vidų, nei pasuktos į išorę, taip tiesiai į priekį ir lygiagrečios viena kitai, netgi išorinė pėdos dalis yra lygiagreti, tai vadinasi vos taip į vidų pirštai atrodo pasukti. Rankos prie šonų. Su įkvėpimu stiepsimės į viršų ir vieną ranką kelsim į viršų, tada pasuksim taip atgal, nuleisim, tada su įkvėpimu kitą ranką į viršų, pasuksim atgal, nuleisim ir galiausiai abi rankas pasitempiam, nuleidžiam. Visą laiką stiebamės į viršų ir kai pasistebėti viršų, įtempiam blauzdas, tada lengviau lygsvarą išlaikyti. Tai pasiruošiam, iškvepiam, su įkvėpimu stiebamės, keliam vieną ranką į viršų, pasukam ją atgal ir nuleidžiam. Tada su įkvėpimu kitą ranką į viršų, pasitempiam, su iškvėpimu nuleidžiam. Dabar abi rankas pasitempiam, su iškvėpimu nuleidžiam. Dar kartelį vieną ranką į viršų, pasitempiam, su iškvėpimu nuleidžiam. Kitą ranką įkvepiam ir iškvepiam. Ir abi rankas. Ir nuleidžiam. Dar kartą įkvepiam. Pasukam, nuleidžiam.
kitą ranką. Ir abi rankas. Ir dabar 5 kartai abi rankas keliam. Su įkvėpimu į viršų, pasukam rankas, nuleidžiam. Dar kartą. Įkvepiam. Tempiamės kiek įmanoma į viršų. Ir nuleidžiam. Dar 3 kartai. Įkvepiam. Nuleidžiam. Dar kartą. Nuleidžiam rankas. Ir paskutinį kartą užlaikysim. Įkvepiam, pasistebėm. Tempiamės į viršų. Blauzdos įtemptos, kojos tvirtos. Visas svoris ant kojų pirštų, rankas tempiam į viršų, krūtinkaulį į priekį, viršugalvį į viršų. Jeigu siūbuojat, viskas gerai, siūbuojam. Bet laikomės. Kojos stiprios. Kuo labiau blauzdos įtemptos, tuo lengviau išstovėti. Įkvepiam, pasukam rankas atgal, nuleidžiam rankas. Išsikratom kojas. Neturi atsirasti mėšlungio arba skausmo. Tai galima išsukti čiurnas, išjudinti kojas. Super, šaunuolės. Dabar pradėsim nuo stovėjimo ant vienos kojas. Tai kairės kojas pirštus atkeliam nuo žemės, išskėčiam ir padedam pėdą ant žemės. Pirštai išskėsti, tai tvirtai įsitveria į žemę. Aš galvoju, pamačiau, bus patogiau. Tada dešinį kelį lenkiam, apsikabinam delnais ir traukiam į save. Kvepuojam, traukiam į save. Galima dešinę čiurną šiek tiek pasukti. Jeigu sunku išlaikyti lygsvarą, galima laikyti sienų, kėdės, nežinau, kas ten aplink jūs yra, sofos. Ant sofos sėdėti dabar reikėtų laikytis, jeigu lygsvarą sunku išlaikyti. Į kitą pusę. Įkvepiam, patempiam į save, su iškvėpimu leidžiam koją, važiuoja koja už nugaros ir abiem delnais suimam už čiurnos, traukiam kulną link užpakalio, krūtinkaulį į priekį, viršugalvį į viršų. Keliai maždaug vienam lygyje, klubai kažkaip neišsikreipia, nesukrenta, klubai vienam lygyje ir keliai vienam lygyje. Alkūnė žiūri atgal, tada krūtinė atsiveria. Įkvepiam, su iškvėpimu atleidžiam koją, bet nemetam, nemėtom savo kūno dalių. Tada lenkiam kelį toliau ir įstatom pėdą į kairę šlaunį, blauzdą arba čiurną. Pereinam į medžio asaną. Pasitempiam. Galima prilaikyti pėdą, jeigu jinai slysta, jeigu timpos slidžios gali slysti pėdą, tai galima laikyti su viena ranka, kita ranka ties krūtinę. Jeigu neslysta, tada abi rankas atleidžiam, abi rankos ties krūtinę. Arba jeigu tai per lengva, tada su įkvėpimu rankas pakeliam į viršų ir taip kaip medžio šakos laikom į viršų iškeltas ir kvėpuojam. Krūtinkaulį į priekį, viršugalvį į viršų, nesukrentam ant kairio klubo, kairį klubą taip įtraukiam ir tempiamės į viršų. Dėmesys kūne ir vienam taške priešai save. Man sunku išlaikyti dėmesį, kai žiūriu į save siūbuojančią ekrane, bet naujas iššūkis, ar ne? Tai kvėpuojam. Kiek įmanoma, dešinį kelį bandom atverti. Su kiekvienu iškvėpimu galite įsivaizduoti, kaip šaknis auginat iš kairės pėdos į žemę. Medžio asaną. Įsitvirtinam. Įkvepiam, su iškvėpimu atleidžiam rankas, lėtai išvyniojam kojas, jeigu reikia išsikratom, išsipurtom, neturi būti skausmo arba mėšlungio. Jeigu medžio asaną padarot va taip, tiek, svarbu, kad kelias į šoną būtų atvertas, tiek užtenka. Nereikia iki pat šlaunies užkelti, čia gal tiesiog laiko klausimas. Bet tiek užtenka medžio asaną. Aš taip dažnai blynus, pavyzdžiui, kepu. Gerai, išsikratom, kitą pusę. Tada dešinę pėdą atkeliam pirštus, išskėčiam, dedam ant žemės visą svorį ant dešinės kojos, kairį kelį lenkiam ir traukiam prie krūtinės. Kairį kelį lenkiam ir traukiam prie krūtinės. Ir pasukam kairę čiurną. Leiskit savo kūnai apšilt, neskubėkit. Tiesiog kol išsijudinam.
į kitą pusę. Pas mane namuose yra 3 katės ir dabar visos gulusios po telefonu, su kuriuo aš filmuoju, tai aš vis taip žiūriu, kaip aš čia vartas, tikiuosi, neišvers man čia visų filmavimų. Ražasi, visai mus palaiko emociškai. Gerai, patempiam į save koją, atleidžiam, koja važiuoja už nugaros, abiem delnais suimam už čiurnos, alkūnė žiūri atgal, krūtinkaulis į priekį, klubai vienoj linijai, keliai vienoj linijai. Kvepuojam, tempiam. Galite jaust, kaip šlaunies priekinė dalis tempiasi. Kulną prie užpakalio glaudžiam tiek, kiek įmanoma. Jei nepasiekėt, nu ir nereikia. Tiesiog bandom. Įkvepiam, su iškvepimu atleidžiam, pėdą nemetam žemyn, vėl pritraukiam kelių prie savęs ir pabandom pėdą įstatyti į šlaunį. Arba blauzdą, arba čiurną. Gali skirtis pusės, į vieną pusę lengviau, į kitą ne taip, tai viskas gerai. Vėl galima prisilaikyti su ranka, jeigu slysta, jeigu neslysta delnai ties krūtinę, arba su įkvėpimu rankos į viršų. Taip kaip jums patogiau, kaip labiau šiandien norisi, nesvarbu kur esat. Viršugalvį į viršų, klubą įtraukiam. Dėmesys kūne. Kvepuojam, kvepavimas padeda. Kūno balansas reiškia ir proto balansą, kad čia kartu balansuojam ir smegenų pusrutulius, ir emocijas, ir mintis. Galite pastebėti, kuo labiau galvojat, tai tuo sunkiau susibalansuoti. Gerai, įkvepiam su iškvepimu, atleidžiam, išsikratom kojas, išsikratom. Neturi būti pėdose jokio sunkumo. Atleidžiam. Puikiai matau, širdukai eina. Gerai, joguojam toliau, ne? Tai vėl kairę pėdą išskėčiam pirštus, dedam ant žemės. Sulenkiam kairį kelį ir su dešinę koją apsivyniojam tiek, kiek išeina. Į tūpusios neištiestos kojos. Kojos sulenktos, bet laikom lygsvarą. Kūnas laikosi. Kuo labiau sėdam, to lengviau išlaikyti lygsvarą. Jeigu nepavyksta kojų užsukti taip, galima dešinės kojas pirštais remtis į žemę, tiesiog taip kaip kojam kojos sėdint. Laikom kojas. Tai randam savo patogią padėtį. Tada laikomės ant kairės kojos, dešinė koja apvyniota. Kairė ranka priešais, dešinė ranka per apačią, suvyniojam ir suglaudžiam delnus. Jeigu neišeina suglaus delnų, rankos gali būti taip. Tai taip, kaip išeina. Padėtis atrodo maždaug taip. Dėmesys kūne. Alkūnes pakeliam šiek tiek aukščiau, kad delnai yra maždaug ties kakta. Alkūnės lygiagrečios grindim, laikom lygsvarą, kvepuojam, nugara tiesi. Erelio poza. Kvepavimas padeda. Kuo žemiau įsėdam, tuo lengviau išlaikyti lygsvarą, tuo didesnis krūvis kojom. Tai stebėkit, kiek jūs galit. Dabar, kad nebūtų per lengva. Įkvepiam. Su iškvėpimu lėtai lenkiamės žemyn, po truputį neskubam, dėmesys į vieną tašką. Bandom alkūnėm pasiekti kelius. Susirečiam taip, kad alkūnėm pasiektume kelius. Su įkvėpimu lėtai kylam į viršų, grįžtam į pradinę padėtį, neskubam, įkvepiam, su iškvėpimu išsivinam. Šaunuoliai, išsikratom kojas. Galim rankas išsikratyti, galėjot jaust pečius ir sprandą ir mentis. Išsikratom. Į kitą pusę tą patį darysim. Tai dabar dešinę pėdą išskėčiam pirštus, dedam ant žemės, lenkiam kelį ir su kairė koja apsivyniojam. Iš viršaus irgi kaip koja ant kojos. Jeigu neišeina apsivynioti, tada remiasi kairės kojos pirštai žemė. Įsėdam tiek, kiek gali. Dešinė ranka priešais, su kairė ranka per apačią.
Apvyniojam dešinę, sukabinam pirštus. Laikom. Jeigu neišeina sukabinti pirštų, suglaus delnų. Aha. Tada delnai gali būti taip plačiau, nesvarbu. Dėmesys į vieną tašką priešais. Geriausia nejudanti. Alkūnės lygiagrečios grindims. Kvėpuojam. Įkvepiam, su iškvėpimu lėtai leidžiame žemyn. Lėtai, neskubam. Bandom pasiekti alkūnėm kelius. Po truputį. Atsikvepiam, su įkvėpimu kylam į viršų. Vėlgi neskubam. Ramiai, lėtai. Vėl išsilyginam, įkvepiam, su iškvėpimu. Išsivinam. Išvinam rankas, kojas. Išsikratom, jeigu reikia. Galima taip išjudinti čiurnas. Kojam truputį teko krūvio, ar ne? Tai tiesiog išjudinam, išsikratom. Super, šaunuolis, puikiai. Gerai. Kratom. Na ir paskutinis toks dar kojom. Paskutinis kojų balansas šiandien. Atkeliam kairės kojos pirštus, įsėram, sulenkiam kelį, bet kelias neišlenda už kojos pirštų. Tada dešinę čiurną uždedam ant kelio. Dešinę čiurną ant kairio kelio. Dešinys kelias atsilošia tiek, kiek įmanoma, krūtinkaulį patempiam į priekį, delnai ties krūtinė. Žiūrim arba priešai save, arba žemyn į grindis, galima prisilaikyti už kojos. Ir vėl užpakalį kaip įmanoma žemiau ir galite jūs kaip labiau klubai atsiveria. Kuo žemiau įsėdam, tuo labiau atsiveria klubai. Krūtinkaulį tempiam į priekį, nedarom kupros. Krūtinkaulis į priekį. Nugara tiesi kiek įmanoma. Dėmesys į vieną tašką. Įkvepiam, su iškvėpimu, su dešinė ranka, suimam už dešinės kojos nykščio, dešinė koja ant viršaus, tai vadinasi, su dešinė ranka suimam už dešinės kojos nykščio. Ir lėtai tiesiamės į viršų ir po truputį tiesiam koją į priekį. Nebūtinai išties, galima laikyti sulenktą, bet svarbiausia, kad į priekį tiesiam. Su kairė ranka laikom lygsvarą, kairė ranka ištiesta į šoną. Nežinau, čia matosi. Bet laikom. Krūtinį į priekį, viršų galvi viršų. Įkvepiam, su iškvepimu lėtai, leidžiam koją, pastatom ant žemės, išsikratom. Išsikratom. Svarbu iškratyti, kad nenusineštumėte į kitą esamą šitų įtampų. Gerai, dešinę pėdą, išskaičiam pirštus. Įsėdam, kelias neišlenda už kojos pirštų. Tada kairę čiurną pakeliam ir padedam ant dešinę kelią. Vėl randam centrą. Dubenį žemyn, krūtinkaulį į priekį, nugara tiesi, galim laikytis už kojos arba delnai ties krūtinį. Kvėpuojam, būnam. Kiek įmanoma žemyn leidžiamės. Tada lengviau išlaikyti lygsvarą ir didesnę, labiau klubas atsiveria, tiesiog didesnė amplitudė. Krūtinkaulį į priekį. Įkvepiam, su iškvėpimu atleidžiam rankas su kairė ranka. Kairė koja, tai ir kairė ranka. Šiandien dešinė koja visai nelaiko. Ką padarysi? Užsikabinam už kairės kojas nykščio lėtai, tiesiam koją į priekį, su dešinė ranka į šoną laikom lygsvarą, kairė koja į priekį. Nebūtina kojas ištiest. Svarbu nugara tiesi, krūtinkaulis į priekį. Įkvepiam. Su iškvėpimu lėtai pritraukiam koją, leidžiam, išsikratom, išsijudinam. Šiek tiek pailsim. Taip, dabar sėsimės ant kilimėlio, tai truputį pareguliuosiu vaizdą, kad mane geriau matytumėt. Super. Gerai, atsisėsim.
atsisėdam ant kilimėlio, suglaudžiam pėdas vieną į kitą ir šiek tiek paplasnuojam, taip atpalaiduot kojas, atpalaiduot visą dubenį, paplasnuojam. Nugara tiesi, kulnų nebūtina pritraukti prie pat klubų, tiek, kiek išeina šiuo metu. Gerai. Ir ištiesiam kojas į priekį, išsikratom, nusikratom. Puikiai, šaunuoliai. Okay. Gerai, dabar keliai sulenkti bus, laivelė esant. Toliau lygsvarą laikysim ant klubų. Tai keliai sulenkti, rankos palei kelius, su įkvėpimu po truputį atkeliam kojas ir čia pabūsim. Krūtinkaulį tempiam į priekį, nugara tiesi kiek įmanoma, rankos irgi palei kelius. Kas galit, galima kojas ištiesti, bet nebūtina. Svarbiausia, kad nugara būtų tiesi. Kvepuojam. Pečius atgal, krūtinkaulį į priekį, laikom kojas. Kvepuojam. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam pėdą žemyn, rankos už nugaros, su įkvėpimu pakeliam dubenį, stalas. Dubenį keliam į viršų tiek, kiek įmanoma, galima galvą atlošti, bet nebūtina. Stalas toks, kad balius gali ant jo vykti. Buteliai nenukristų. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam dubenį žemyn, vėl laivelis, lygiai tas pats. Rankos delnai palei kelius, nugara tiesi, krūtinkaulis į priekį, kvepuojam. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam pėdą žemyn, delnai už nugaros, su įkvėpimu pakeliam dubenį, stalas, kvepuojam. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam dubenį žemyn, paskutinį kartą. Atkeliam kelius, kulnus, kelius, krūtinkaulį į priekį. Paskutinis laivelis, tai įsitaisom patogiai maksimaliai, kiek galit, net jeigu kūnas visas dreba, tegul dreba. Laikom. Dabar nebe į stalą pereisim, įkvepiam, su iškvėpimu leidžiame žemyn iki grindų, tai maždaug 10 cm iki grindų, tiek galva, tiek kojos. Laikom. Su įkvėpimu vėl grįžtam į laivelį, su iškvėpimu atleidžiam visą kūną, jeigu reikia išsikratom kojas. Rankas, pečius galim išsijudinti. Super. Gerai, dabar atsisėdam su kryžiuotom kojom. Truputį užpakalį taip išjudinsim, tai remiamės į grindis arba pirštais, arba galima kumščiais, jeigu jums taip patogiau galima kumščiais, ir taip užpakalį į grindis patrankyti. Trankom. Kad atsipalaiduotų visos įtampos. Dar. Gerai, dabar guomės ant nugaros, kojas ištiestos. Iškratom dar kojas. Iškratom. Sulenkiam vėl kelius ir čia irgi dubenį taip truputį į žemę patrankom, kad sėdmenis truputį patrankytume į žemę, nestipriai, nežalojam savęs, tiesiog taip švelniai, maloniai. Super, gerai, atsigulam ištiestom kojom, visas kūnas vienoj linijai, sėdmenis pilnai ant žemės. Dabar bičiulė šiandien kaip tik priminė šitą labai fainą pratimą. Įtempsim kairį sėdmenį, taip iš visų jėgų suspaudžiam kaip į riešutuką. Ir galite įsivaizduoti, kad sėdmuo toks kietas kaip akmenukas, kad nuo jo net grindyse gali likti įspaudas. Tai taip spaudžiam iš visų jėgų ir laikom. Laikysim šiek tiek, neilgai. Bet tiesiog suspaudžiam ir laikom. Ir jeigu jaučiat, kad šiek tiek atsipalaiduoja, viskas gerai, tiesiog kai pagaunat, kad po truputį atsileidžia, vėl įtraukiam. Kvepuojam. Įkvepiam, su iškvepimu atleidžiam, tai po truputį
Kai balutė atsipalaiduoja, išsilieja, super. Galim ir koją atpalaiduoti visą, jeigu buvo įstamps. Kitą sėdmenį, dešinį dabar. Įtraukiam iš visų jėgų, suspaudžiam akmenuką, laikom. Jeigu jaučiat, kad koja labai įsitempia, tai pajudinkit kojos pirštus. Koja per daug neturėtų įsitempti, tiesiog judinam kojos pirštus, bet sėdmuo įtemptas iš visų jėgų. Akmenukas vietoj sėdmens ir palieka įspaudą grindyse. Kvėpuojam, spaudžiam, tiek, kiek galit. Įkvepiam ir po truputį su iškvėpimu atleidinėjam, atleidžiam. Išsilieja sėdmuo. Gerai, ir dabar abu sėdmenys. Pasirašėm, 1, 2, 3, įtempiam, iš visų jėgų suspaudžiam, laiko. Jau po šito tai tikrai turi atsirasti sėdmenų įspaudas grindyse. Kojų nereikia įtempti, kelius atpalaiduojam, gali taip automatiškai jos norėti įsitempti, gali šiek tiek šlaunys būti įsitempusios, viskas gerai, bet kojų specialiai kažkaip neįtempinėm, tik tai sėdmenys, abu sėdmenys, iš visų jėgų įtempti, suspausti. Ir visas kūnas atrodo pakibęs ant jų. Laikom. Ir jei irgi šiek tiek atsipalaiduoja, vėl įtempiam. Laikom. Įkvepiam. Su iškvėpimu atleidžiam po truputį, negreitai, po truputį. Jūs valdot savo kūną, jūs galit. Atleidžiam. Super, gerai, galime dar kojas išsikratyti. Jeigu norisi, dar galima šiek tiek dubenį patrankyti į žemę, jeigu tokių įtampų dar yra. Gerai, toliau keliauju. Dabar kulnai prie pat dubens, tiek, kiek pasiekėt, prisitraukėt iš visų jėgų. Jeigu pasiekėt, galima laikytis delnais už čiurnų. Galima užsikabinti, už kulnų, pavyzdžiui, laikytis, bet jeigu nepasiekia, tai tada delnai palei dubenį tik tiesiog remiasi į grindis. Visa nugara ant žemės. Dabar keliai, tarp kelių maždaug vienas kumštis galėtų tilpt, galite pasižiūrėti. Su kvėpavimu kilnosim dubenį, su įkvėpimu į viršų, su iškvėpimu žemyn. Ir taip judėsim 2 kartus, 3 kartus po 10 serijų. Tai įkvepiam, iškvepiam. Skaičiuojam. Kai padarom 10, tiesiog pagulim, galima pajudinti kelius, truputį atpalaiduoti kojas. Dar 10, įkvepiam į viršų, iškvepiam žemyn. Vėl pailsim, dar turbūt pamiršau pasakyti, kad kai pakeliam dubenį, keliai nesiskečia per daug. Tarp kelių tas vienas kumštis ir lieka. Ir kai pakelia dubenį, įtempiam sėdmenis. Tai paskutinį 10. Įkvepiam į viršų, iškvepiam žemyn. Dabar paskutiniai, kai pakeliam dubenį į viršų, čia jį laikom ir pajudinam kelius. Sėdmenys įtempti, dubuo kiek įmanoma į viršų, svoris laikosi ant pėdų ir pečių ir pajudinam kelius čia. Judinam. Dar. Įkvepiam, su iškvepimu nusileidžiam. Galima pritraukti kelius taip labiau prie krūtinės, delnai ant kelių ir keliais pasukam ratus. Neskubam.
Galėjot pastebėti, kad apatinė nugaros dalis įsitempia šitos asanos metu. Galėjot pajausti savo sėdmenis. Ir šlaunis galėjot jausti. Bet pasižiūrėkit, ką būtent jūs jautėt, kurios kūno vietos sunkiausiai šiuo metu dirbo. Į kitą pusę ratus tos pačius sukom. Čia tiesiog išmasažuojama apatinė nugaros dalį. Kryžkaulį. Kvepuojam, sukam taip, kad malonu būtų. Tokius ratus sukam. Gerai, ir dabar darysim tokį pusiau tiltelį, nepilną tą tiltelį. Kas norės, paskui galima bus ir pilną tiltelį daryti, bet dabar pradžiai tiesiog tas toks jogų pusiau tiltelis. Tai vėl pritraukiam kulnus kiek įmanoma, tarp kelių maždaug vienas kumštis telpa, rankos ant žemės. Su įkvėpimu pakeliam dubenį, laikom dubenį viršų, įsitaisom pečiai, taip, kad būtų patogu svorį ant jų laikyti, rankas sukabinam po užpakaliu ir padedam ant žemės. Rankos ant žemės, sukabinti pirštai ir keliam dubenį į viršų, taip pečius stumiam atgal ir išrečiam visą kūną ir svoris laikosi ant pečių, galva šiek tiek lygsvarą prilaiko ir pėdos laiko svorį, keliai nesiskečia, keliai žiūri tiesiai į priekį. Kvepuoja, stumiam krūtinkaulį link smakro, smakrą link lubų. Pilvas atpalaiduotas. Įkvepiam, su iškvepimu lėtai nusileidžiam žemyn. Kas nedarysit pilno tiltelio, pailsim. Kas jaučiat, kad galit ir žinot, kad galit, darom pilną tiltelį. Jeigu abejoja, tai nepersistengiam, nereikia. Kas daro pilną tiltelį? Užrečiam delnus, dedam palei pečius ir iš pradžių keliam užpakalį į viršų, tada delnai stumiamės galvą, viršų galvą pastatom, įsitaisom ir po truputį išsitiesiam į viršų. Čia būnam tiek, kiek gali, tiek, kiek norisi, kvepuojam, keliai nesiskečia per daug. Galvos per daug nelašiam atgal, žiūrim tik labiau į lubas, kvepuojam. Ir kai bus pasiruošę, po truputį leidžiame žemyn. Įsitaisom, vėl pritraukiam kelius prie krūtinės, švelniai pasisupam pirmyn, atgal, į šonus, pamasažuojam nugarą, šaunuoliai, nesvarbu kiek darot ir kiek padarot, svarbu, ką darot. Man joga apie tai, kad nereikia čia būti jokiom balerinom ir gimnastais, tiesiog daryti tiek, kiek šiuo metu išeina. Dabar tai ypač patogu, kai gali kiekvieną savo daryti, nieko nereikia stebėtis, nieko nereikia lygintis. Tiesiog švelniai, švelniai. Gerai, dabar darysim, jau žodžiai pinasi, dabar darysim žvakę. Tai vėlgi to moterim, kurios šiuo metu turi mėnesinės, nedarom, tiesiog pailsim. Tos, kurios jaučiat, kad gali daryti ir nori daryti, tai darom. Kurios abejojat, pabandom. Bet irgi švelniai. Su rūpesčiu savo kūnui. Tai darom neskubant. Svarbiausia pečiai, kad būtų ant žemės ir viršutinė nugaros dalis. Tai po truputį keliam dubenį į viršų ir įsitaisom taip, kad keliai palei galvą, užpakalis į viršų, delnai suimam už nugaros ir prilaikom. Neįsitveriam, bet tai prilaikom švelniai. Delnai priglausti prie nugaros. Alkūnės mus laiko, pečiai mus laiko ir galva mus laiko. Niekur per daug nesidairom, pasitikim savo kūną. Ir kai jau jausit, kad galit po truputį tiesti kojas, tai po truputį neskubat, nieko nereikia pasiekti. Stumiam krūtinkaulį link smakro, smakrą link lubų, išsitiesiam, kojų pirštų nereikia įtempti, pėdos gali būti atpalaiduotos. Tiesiog kūnas vienoje linijoje. Jeigu siūbuojat, viskas gerai. Čia tik jogų nuotraukose jie nesiūbuoja ir tenai tik viskas labai lengva atrodo. Iš tikrųjų, tai visi jogai siūbuoja. Kas norit akrobatikos, galima pasiakrobatinti.
bet nebūtina. Kas nedarot šito, tai tiesiog galim pailsėti, galima šavasanai pagulinėti, galima pastebėti, galima pajudėti taip, kaip jums norisi. Dabar iš žvakės kojos tiesios, judesys iš klubų. Po truputį pradedam leisti pėdas virš galvos. Dubuo lieka tiesiai virš krūtinės, pėdas lėtai leidžiam virš galvos. Kojų pirštais taip įsiremiam į žemę, užpakalis virš krūtinės, laikomės vis dar ant pečių. Sukabinam rankų pirštus ir ištiesiam rankas žemyn, taip kaip darėm pusiau tiltelėje, taip ir čia rankos. Svoris laikosi ant pečių, kojų pirštai mus irgi taip prilaiko, tvirtai kojos tiesios kiek įmanoma. Kvepuojam. Jeigu tiek nepasiekėt, tai lėtai išeinam, nesikankinam. Įkvepiam, su iškvepimu atleidžiam rankas ir po truputį slankstelis po slankstelio, nugarą išvyniojam. Neskubam. Nusileidžiam, galima suglausti kojas į drugelio asaną, pėdas vieną į kitą. Čia tiesiog truputį pagulėti, pastebėti kūno pojūčius. Po visų šitų inversinių asanų, tai reiškia, kai galva žemyn, o kojos aukščiau galvos, niekada neskubėkit atsistoti, nes gali galva apsvaigti, ten takyse. Tiesiog leidžiam savo kūnui šiek tiek pailsėti, neskubam. Tai nieko nereikia pasiekti, nieko nereikia įrodyti. Ir neskubam. Turim laiko, dėmesio savo, tai tą laiką ir išnaudojam, skiriam. Čia su joga toks yra dalykas, nereikia būti efektyviam. Čia labiau pats vyksmas, procesas svarbu, o ne kažkoks efektyvumas, pasiekimas. Gerai, o truputį kylam, bandysim stotis ant galvos, tie, kas norit, kas galit. Kas nenorit, tiesiog padarysim pradinius tos pratimus pastiprinti pečių juostą. Nes rankos ir pečių juosta stojantis ant galvos svarbiausia. Tai ant galvos stojamės pradžia tokia, kad pasidedam alkūnės tiesiai po pečiais. Galim pasimatuoti atstumą, ar tikrai tiesiai po pečiais, tai taip galim užsikabinti už alkūnės ir ranka palei ranką. Ištiesiam rankas į priekį, sukabinam pirštus, mažieji pirštai taip vienas priešais kitą, nesunerti, o vienas priešais kitą. Įstatom viršugalvį tiesiai į grindis, ne kaktą, o viršugalvį. Čia, kaip sakau, kad lengvas pagurklis atsiranda, kai darom šitą sėdėjimas su kryžiuotom kojom, tiesus stuburas. Tai čia labai svarbu tiesus stuburas. Įsitaisom. Ir dabar pakeliam užpakalį į viršų ir šiek tiek čia pabūnam. Kad kūnas apsiprastų, galva žemiau negu dubuo. Kvepuojam. Ant pečių nesukrentam, stumiamės alkūnėm. Palaikom šiek tiek. Rankos prilaiko galvą. Būnam tiek, kiek gali, tiek, kiek noris. Įkvepiam, su iškvepimu lėtai leidžiamės ant kelių, užpakalis ant kulnų, pereinam į vaiko asaną, čia pabūnam šiek tiek. Vėlgi, kaip ir minėjau anksčiau, kad neskubam atsistoti, neskubam išsitiesti. Pabūnam vaiko asanai. Kas nedarys stojimas ant galvos, tai ir pabūnam vaiko asanai, arba galima pereiti į šavasaną po truputį, nes link ten jau ir keliaujam. Kas darysit stojimas ant galvos, tai tada po truputį grįžtam vėl į tą pirminę padėtį, alkūnės pečių plotyje, pirštai sunerti, viršugalvį tarp delnų. Įsitaisom, keliam užpakalį į viršų ir po truputį visą svorį perkeliam ant kojų, ant dubens, ant galvos, dubuo tiesiai virš galvos. Ir tik tada, kai jau jaučiatės patogiai, po truputį tiesiam kojas į viršų. Būnam tiek, kiek galit, kvepuojam.
įkvepiam, su iškvėpimu lėtai išeinam. Vėl pereinam į vaiko asaną, šiek tiek pailsim. Po truputį kylam. Po truputį pereisim į šavasaną. Tai galite taisytis ant kilimėlių, susirast mantrą, įsijungti. Nežinau, ar girdėsis, kai aš jungsiu mantrą, bet aš jungsiu šiek tiek pabūt su jumis. Jeigu noris, tai galima po galvą pasidėti pagalvę, apsikloti. Šavasanai galėsit būti tiek, kiek jūs norėsit. Ačiū, kad buvot šiandien. Ačiū, kad prisijungėt. Ačiū tiem, kurie vėliau darys šitą užsiėmimą. Nugara tiesi. Pečiai pilnai tai pasideda ant žemės, galite pabandyti dar mentis labiau pakišti, kad krūtinė atsvertų, bet tik tai jeigu jums tai patogu gulėti. Kojos plačiau, pėdos nusvyra į šalis. Rankos plačiau, delnai į viršų. Atpalaiduojam pilvą ir kvėpuojam pilvu. Jeigu šita padėtis bus labai nepatogi, visada galite ją keisti, galite atsigulti taip, kaip jums patogu. Leidžiam savo atsipalaiduoti. Ir čia, jeigu reikia, muziką galite pasileisti su garsu, kad minčių negirdėtumėt, jeigu jums tai padeda. Taip norisi tyliau muzikos. Tai žiūrėkit savęs. Leidžiam visam kūnui nurimti. Tegul viskas, ką sujudinom, visi tie mūsų balansai, vidiniai ir išoriniai, taip susilygiuoja, išsibanguoja, nurimsta. Ir kuo giliau kvėpuojat, kuo daugiau įkvepiat gryno oro, šviežio oro, tuo lengviau kūnui su tuo tvarkytis, tuo daugiau deguonies prisotinam kūne, tuo labiau pagreitinam ląstelių atsinaujinimo procesus, detoksikacijas. Jūsų kūnas yra stebuklingas, pasitikim juo, tikim juo. Leidžiam protui nurimti.